Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Išmestas tapo geru. Pasiimk ir atsivesk Morkų, jis bus man naudingas padėjėjas. Antras laiškas Timotiejui, 4 skyrius, 11 eilutė. Morkaus motina buvo krikščionė, o jos namai Jeruzalėje tapo prieglobsčiu mokiniams. Morkus pasisiūlė Pauliui ir Barnabui juos lydėti jų misionieriškoje kelionėje. Jis jautė Dievo palankumą širdyje ir troško visiškai save pašvęsti Evangelijos tarnavimui. Jų kelias buvo varginantis, jie kentė sunkumus ir nepriteklių ir iš visų pusių buvo apsupti pavojų. Tačiau Paulius su Barnabu išmoko pasitikėti Dievo jėga ir jų širdys buvo pripildytos aistringos meilės žūstančioms sieloms. Kaip ištikimi ganytojai, ieškantys prarastos avies, jie neieškojo patogumų ar lengvesnio gyvenimo, pamirždami save, kamuojami nuovargio, alkio ir šalčio, jie nesvyravo, jie turėjo tik vieną tikslą – išgelbėti tuos, kurie toli nuklydo nuo kaimenės. Apimtas baimės ir nusivylimo, Morkus kurį laiką abejojo dėl savo ketinimo visiškai pasišvęsti viešpaties darbui. Nepratęs prie sunkumų ir kelyje susidūręs su nepritekliumi bei išbandymais, jis prarado drąsą. Jis dar turėjo išmokti su drąsia širdimi susidurti su pasipriešinimais, persekiojimais ir pavojais. Apaštalams vis žengiant pirmyn, iškilo didesni sunkumai ir įbaugintas, visiškai netekęs drąsos, Morkus atsisakė eiti toliau ir sugrįžo į Jeruzalę. Po tokio pabėgimo Paulius susidarė nepalankę ir netgi griežtą nuomonę apie Morkų. Kita vertus, Barnabas buvo linkęs atleisti jam dėl jo patyrimo stokos. Jam rūpėjo, kad Morkus neapleistų tarnavimo, nes jame jis pastebėjo savybės, kurios jį gali padaryti naudingu Kristaus darbininku. Praėjus keletui metų, toks jo rūpestis Morkumi buvo labai apdovanotas, nes jaunuolis visiškai atsidavė viešpačiui ir Evangelijos skelbimui sunkiose teritorijose. Dėka Dievo palaimos ir išmintingo Barnabo mokymų jis tapo vertingu darbininku. Vėliau Paulius susitaikė su Morkumi ir priėmė jį kaip savo bendradarbį. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.